Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta ir aš esu ispanų kalbos mokytoja, filologė ir online mokyklos įkūrėja. Šiandien mes su jumis pakalbėsime visai ne apie gramatiką, o aš pasidalinsiu savo minusais Ispanijoje. Ir tikrai norėčiau tokiu būdu su jumis irgi turėti kontaktą, taip, kad jūs man komentaruose irgi parašytumėte, ar jūs sutinkate, galbūt jūs matote dar kažkokių minusų, kurių aš, pavyzdžiui, nepasakysiu, o kurių aš, pavyzdžiui, nepaminėsiu šitame video, taip. Tai vat, galėsite ten viską komentuokite, bendraukime per komentarus. O šiandien aš jums papasakosiu savo nuomonę apie minusus Ispanijoje. Žinoma, mano nuomonė pagal mane. Vadinasi, važiuojame. Pirmas minusas. Jau čia nuo pat, taip sakant, pirmų dienų, kai aš tik atvažiavau dar tik mokytis į Saragosos universitetą kažkada, aš pamačiau, kad kiek daug kakų pasakius, taip, ant šaligatvio. Iš tikrųjų. Aš sakiau, kad čia yra bombos. Tai mes einame su dukra gatve ir aš sakau, atsargiai, bomba guli. Tikrai, man čia buvo labai toks dalykas šokiruojantis, taip, kad tiek daug žmonės nepavalo, kai turi gyvūnų, ypač šunys, taip, juk čia po šunų viskas lieka. Ir aš iki šiol nesuprantu, ir aš iki šiol, jeigu einu ir vat matau ir galvoju, kaip taip galima, kaip žmonės negalvoja apie kitus žmonės, kaip nėra tos, nežinau, empatijos, kad nemalonu juk, taip sakant, aš grubiai pasakysiu, po mėšlą vaikščioti, ne? Ne antiek, čia aš perdėjau, labai perdėjau, bet vis tiek čia vienas iš tokių minusų man, kad tikrai reikia eiti ir tu negali tiesiai žiūrėti, tu turi žemyn žiūrėti, kad eiti atsargiai ir kad turėti švarią avalynę. Tai va, čia vienas toks didelis, aš sakyčiau, galbūt vienas iš didžiausių minusų Ispanijoje. Kitas minusas man, kaip turinčiai mažą verslą, yra mokesčiai. Čia mokesčiai yra super, mega dideli. Manau, čia visi žinote, kad Ispanija yra viena iš tų šalių pirmaujančių pagal mokesčius. Taip, tai va čia sekantis minusas yra, kai tu turi mažą verslą, tai va mažiems verslininkams yra tikrai labai sunku, reikia tikrai labai daug dirbti ir labai daug atiduoti. Ir čia tikrai labai didelis minusas ir žinau, kad labai daug kas pradeda, dirba ir užsidaro ir išeina, nes tiesiog negali išnešti tų visų mokesčių, kurios reikia mokėti. Tai čia antras toks minusas irgi kasdienis, taip, nes tai mokesčiai čia kasdieniškas toks gyvenimas. Trečias minusas būtų, šaligatviai yra nešvarus, trečias minusas išeina, kaip taip sakant, kartu su pirmu minusu, taip. Tikrai, žinoma, aš galvoju, kad čia yra daugumo didmiesčių, taip, kad šaligatviai yra purviniai, kad labai daug šiukšlių, žmonės eina meta ir tikrai tai neduoda tokio šarmo miestui, o tai kaip tik gadina visą tą. Pavyzdžiui, palyginti su Vilniumi, taip, tai Vilnius yra 100 kartų švaresnis, tvarkingesnis tikrai. O čia Valencija tikrai nėra ant tokio pačio lygio dėl švarumo, taip, turiu omenyje dėl šaligatvių. Dėl šaligatvių švarumo tikrai čia didelis minus, nors šitame minuse yra ir didelis pliusas, kad kai, pavyzdžiui, yra kažkokie, nežinau, ten festivaliai, kai yra kažkokios eisenos, tai iš karto, aš pati mačiau keletą kartų, kai buvo eisena, taip kaip žiūrovas žiūrėjau, tai buvo, kad eisena, čia baigėsi eisena, iš paskos eina ir valo. Ir tie, kurie valo taip rankomis, eina ir mašinos. Taip, jūs galbūt matėte
negalbūt, tikriausiai, kas buvo Ispanijoje, matėte tai, kad jie važinėja su tom mašinytėm ir tos mašinytės yra kaip siurbliai ir viską taip susiurbia. Tai vat iš karto po tos kabalgatos, iš karto po tos eisenos viską valo. Ir jau viskas. Ir 5 minutės po eisenos atrodo, kad tarsi nieko čia ir neįvyko. Nieko nėra, nieko nematai. Tai čia pliusas, bet apskritai, kai tu vaikštai gatvėmis, tai žinoma yra tų šiukšlių, tų kažkokių popierėlių, ten sausų lapų, ten visur. Nu, tikrai yra. Negaliu pasakyti, kad yra labai jau nešvaru ar ką, tikrai ne, yra daug baisesnių miestų, žinoma. Bet palyginus, jeigu pavyzdžiui, su Vilniumi, aš pavyzdžiui lyginu, nu, tai man Vilnius yra švaresnis negu Valencija. Bet sakau, šitame minuse yra ir didelis pliusas, kurį aš pasakiau, kad tai iš karto, va taip, viską tvarko po kokio nors festivalio, koncerto ir eisenos. 4 minusas būtų biurokratija. Tokiam dideliam raidėm, aš turbūt tai parašysiu. Tikrai biurokratija, jinai, me mata, tikrai negaliu kažkokius dokumentus gauti, bet ką, tai kai pradedi daryti, tai tave iš vienos instancijos tave siunčia kito popierėlio, iš kito popierėlio trečią popierėlį, iš trečio po 4. Ir va tai bėgioja po tas instancijos popierėlius ir kai paduodi, užtrunka. Tikrai užtrunka, nežinau, ką jie daro, gal jie atideda ir taip pagalvoja, aha, paskutinė diena, nu, galim pasižiūrėti, galim ten viską jau išspręsti, nežinau, aš čia juokauju, bet nežinau, galbūt iš tikrųjų jie taip daro, nes, žinoma, kai kurios dalykus jie daro ir greitai, iš karto. Taip, čia aš šitos minusus, kurias aš jums sakau, čia nėra taip, kad viskas, va taip, tik minusas blogai ir niekaip kitai, žinoma, kad ne. Taip, yra tam tikras balansas, bet vis tiek truputėlį toks žemesnis, kad pakankamai ilgai reikia kažkokių dokumentų laukti, kažką tai paduoti. Nu, manau, visi žino, kad biurokratija su tais popierėliais Ispanija irgi, aš sakyčiau, kad pirmauja. Sekantis ir galbūt čia būtų jau pagal mane toks prieš paskutinis minusas, ne visai rimtas, aš sakyčiau. Tai yra, kad čia Ispanijoje taip, kad vakarienės yra labai vėlai. Žinote, kaip aš daug metų pragyvenau Lietuvoje, aš esu pripratusi vakarieniauti 6, 7, o Ispanai 90. Tai va, su šito dalyko aš taip retkarčiais, taip, galima sakyti, pusę savaitės savo laiku, o pusę savaitės, pavyzdžiui, kokie savaitgalį jau Ispanijos laiku vakarieniauju. Sakau, čia nėra didelis minusas, čia tiesiog toks gal didelis skirtumas tarp Lietuvos ir tarp Ispanijos tos vakarienės, kad jos yra pakankamai vėlios, nors aš, pavyzdžiui, kai dirbu, tai aš jau mėgstu, pavyzdžiui, 10 valandą jau būti lovoje ir ten apie 10, 30, 11 jau užmygti, o aš negalėčiau, nežinau, 10 baigti vakarieniauti ir eiti miegoti, nežinau, 1 ir atsikelti 7. Siaubas, nu, aš negaliu, man reikia išsimiegoti, aš tas žmogus, kuriam reikia sapno, dėja galbūt. Tai čia toks, kaip ir sakiau, ne visai rimtas minusas yra, tai bet toks mažiukas skirtumas, nors kai tu namie esi, tai, taip sakant, svarbu, taip tu vakarieniauji kada nori. Bet pavyzdžiui, kai eini į restoraną, tai tu jau užrezervuoji taip staliuką nuo 8 arba nuo 8:30, nes 7:30 dar nebus vakarinis. Žinoma, vėl yra restoranai, kurie yra labai populiarūs, kur eilės yra tam, kad užeiti šiaip gatvę eini ir užeiti tu negali. Žinoma, ten tu gali pasirinkti ir nuo 7 valandos, yra tokių. Bet aš sakau, kad dauguma taip nuo 8 vakaro jau pradeda teikti vakarienę. Tai čia toks minusas su pliusu, taip, nes galima visgi prisitaikyti. Ir aš iš vienos pusės, aš jau prisitaikiau, aš jau žinau, kad jeigu eiti vakariniauti, tai nuo 9 vakaro, ne anksčiau galima susitikti ir tiesiog paplepėti. Ir paskutinis minusas būtų irgi visiškai nerimtas,
tai toks, nežinau, galbūt moteriškas, čia moteris daugiau supras, kad drėgnumas, čia toks didelis drėgnumas. Tikrai, kad tu, ypač vasarą, kai pradedi kažką tai daryti, pavyzdžiui, tvarkyti namus ar ką, tai tu, jeigu nejungi kondicionieriaus, tai visas apsilieji prakaitu, tikrai prakaituoji, kai kažką tai nori daryti po namus vasarą, tikrai yra sunku. Kiek kartų bandžiau ir vėliau tvarkytis, buvo ir 10 vakaro ir vis tiek atrodė, kad aš esu kažkokioj saunoj. Jeigu be kondicionieriaus, nes ne visada norisi jį jungti, kad kiekvieną dieną dirbtų po 4 valandas. Žinoma, kad nesinori dėl elektros mokesčių, tai dėl to tai varijuoja kartais ir tas drėgnumas tikrai žudo momentais, kad tu pradedi judėti, pradedi kažką daryti ir jo prakaituoji. Ir kai išeini, nori pavaikščioti, mes moterys su ilgais plaukais tikrai yra sunku. Nes plaukai, čia galima sakyti, yra kaip mūsų šalikas, kuris dar papildomai šildo ir tas drėgnumas, ir moteriški ilgi plaukai. Irgi pakankamai yra sunku. Čia buvo tokie mano nuomonės minusai, taip aš pradėjau nuo svarbiausių minusų ir baigiau tokiais jau minusais visai juokingais, visai nesvarbiais, taip, nes kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja visus dalykus, bet čia buvo tiesiog mano nuomonė, o jūs komentaruose galite parašyti savo nuomonę, kokius jūs matote minusus Ispanijoje. Parašykite, įdomu bus pasiskaityti, ar sutampa mūsų nuomonės, nors kai kuriais punktais, ar visiškai ne. Prenumeruokite mano kanalą, palaikykite pirštuku į viršų, tai užtrunka 1 sekundę, o man tai duoda labai daug džiaugsmo ir mano video daugiau žmonių galės pamatyti. Ačiū, kad buvote su manimi ir susitiksim jau labai greitai. Hasta pronto!